Labas. Labas. Kodėl nusprendėjai prisijungti prie vestuvių renginio profesionalams? Nežinau, tiesiog skrolinau Facebooką, žiūriu, iššoko reklama, tai pamačiau galimybę pasireklamuoti ir rasti pažinčių. Aš manau, kad čia yra tinkama vieta, bet tu sakai, kad tu dirbi vestuvių sferoje. Taip, aš dirbu vestuvių sferoje ir jau 10 metų esu vestuvių dekoratorė, floristė, taip pat kartais koordinuoju renginius. Man įdomu 26 metų tendencijos, jeigu dabar klausosi, tarkim, tai jaunavidžiai, ne? Įdomiausia, red flag. Ko nedaryti, kokių spalvų neturėti dekoravime, su drabužiais. Pasakyk, ko neturėti, ko vengti šiais metais. Mano, jeigu kalbėti apie mano asmeniškai, kas yra red flag, vestuvėms visoms apskritai, tai yra kopijos. Nekopijuoti ir išlikti savimi, išlaikyti savo norą ir padaryti vestuvės tokias, kokias aš noriu. Ir jeigu noriu, kad tai bus žalia vestuvinė suknelė, tegul jinai būna. O jeigu noriu, kad tai bus oranžinės spalvos vestuvėse, tegul būna. Tegul nebūna vien tik tai baltos vestuvės. Klausyti savo širdies ir daryti taip, kaip norime mes. O jeigu kalbėti apie red flagus, kas liečia jau būtent tendencijų kopijų, tai sakyčiau, kad viena iš tokių tendencijų tai yra, kai daug žvakių ir visiškai pamirštama apie gėlės, nes atsiranda tokie niuansai kaip saugumas ir diskomfortas, pavyzdžiui, svečiams. Tai, sakyčiau, tokių idėjų atsisakyti, o geriau pasikonsultuoti su dekoratoriais, planuotojais arba kitais savo srities profesionalais, ko siekia dažniausiai jaunavedžiai, tai taupyti biudžetą. Galvoja, kad jeigu mes padarysim labai daug žvakių, reiškia, mums nereikės gėlių ir reiškia, mes taupysim biudžetą. Bet iš tikrųjų tai yra visiškai netiesa, nes galima padaryti minimalistinės gėlių kompozicijas, pridėti mažiau žvakių, bet tai bus komfortas, tai bus gražu, tai bus subtilu ir tai irgi gali sutaupyti jūsų biudžetą. Tai mano pagrindiniai pasiūlymai jums yra tokie. Išlikite savimi, pasirinkite specialistą, kurio pasitikite, pakalbėkite, papasakoti savo istoriją, savo lūkesčius ir pasitikėkite jo, kad jisai išpildytų jūsų visus norus. Ko vengti, kokių spalvų, visiškai 26 metais nedaryti? Nėra tokio. Nėra tokio, gerai. O jeigu tu dabar darytum savo vestuvės 26 metais, ką tikrai padarytum? Tai būtų minimalizmas, aišku, neperkrauta, nes tikrai paskui būna labai gaila žiūrėti, kai gėlės, pavyzdžiui, yra išmetamos po vestuvių, nes po vestuvių, pavyzdžiui, gėlės jau niekam ir nėra reikalingos. Nes jeigu, pavyzdžiui, prieš 10 metų, tai buvo tokia kova dėl tų gėlių, nes ir restoranai norėjo palikti, ir dekoratoriai norėjo pasiimti, ir jaunavedžiai norėjo pasiimti, ir svečiai norėjo pasiimti. O rezultate kas pasiimdavo? Pasiimdavo, išsidalindavo. O dabar keliauja į second hand? O dabar atvažiuoji pasiimti kitą dieną inventoriaus ir visos gėlės yra likusios tiesiog ir tu jas siūlai tam restoranui, pasiimkit, tai sako, ne, niekam nereikalingos, nes gėlės dabar yra traktuojamas tiesiog kaip šiukšlės. Jeigu, sakykime, kažkas ateitų pas tave dėl, žiūrėk, aš noriu, kad tu padekoruotum mano vestuvės, kaip tu sakei, minimalistiškai, bet, kaip tu sakei, estetiškai. Kokį biudžetą minimaliai reikia numatyti šiam reikalui? 1200 yra gerai. Tai būtų gėlės plus. Tai būtų gėlės, tai būtų kažkokia tekstilė, tai būtų žvakės ir tai būtų darbas. O gėlės liktų man? Gėlės visada lieka jaunavedžiams. Ok, bet jeigu mes grįžtume prie veiklos, tu paminėjai dėl klientų, dėl networkingo, jeigu tave žiūri koks nors pradedantysis dekoratorius, ką tu manai jis turėtų daryti, kokius renginius lankyti be santuokos renginio, apie kurį mes paminėjom, kokius renginius turėtų lankyti, kaip turėtų mesti ryšius ir, nežinau, tavo patarimai savo prieš 10 metų. Būtinai ryšiai, būtinai. Čia aš ir pradėjau irgi nuo ryšių, aš pradėjau nuo projektų, fotosesijų, beje, mano darbai dar tada, 2000, čia buvo 17-18 metai buvo santuokos viršeliuose, nes mes su fotografija Kristina darėm tokius projektus, fotosesijas ir darėm būtent tas tendencijas, kur Lietuvoje dar buvo tokie, keisti dalykai, bet mūsų jau tada pastebėjo žurnalai ir mūsų darbus publikavo savo žurnaluose ir viršeliuose, ir ne tik viršeliuose, ir straipsnius rašydavo, nes mes darėme išskirtinius darbus. Tai būtinai kuo daugiau ryšių, būtinai eiti į visokius renginius, save rodyti, bendrauti, kolaboruotis, daryti bendrus reelsus, daryti bendrus projektus, bendras fotosesijas ir kuo daugiau tiesiog eiti ir rodyti save ir kurti ryšį. Nes dabar vien tik tai savo reklamos kažkokios, arba pasiskelbti portale, arba vesti savo Instagram arba Facebook, o jo labiau, jeigu jūs nemokate to daryti, tai tikrai neatneš klientų. Aš visada sakau, pirmą, ką turite daryti, tai surasti savo išskirtinį stilių ir tada, aišku, pamiršite konkurenciją, bet antrą, ką turite daryti, tai kolaboruoti su kitais.
Tai visi networkingai yra dabar labai populiarūs ir tikrai turim labai daug galimybių išeiti, o jo labiau santokos tas renginys, tai 20 eurų kainuoja, tai čia iš vis, dabar gal jau biškai daugiau, aš pirkau pirmus bilietus. Taip, mes galėsim tavo auditoriją, mes galėsim suteikti nuolaidos kodą ir kas norės, galės paklausti jau tavęs asmeniškai. Tu sugalvosi, kaip tai organizuoti, bet čia grinai bus tavo auditorijai dovana. Bet aš vis tiek norėčiau grįžti prie to klausimo. Networkinti, eiti į renginius. Tu prieš 10 metų jauna, eini į renginį, tu nieko nepažįsti. Kaip networkinti? Paprastai. Aš visada sakau, reikia išlikti savimi, nemeluoti, neieškoti kažko, nevinioti į vatą, o paprastai sakyti, kas aš esu ir koks yra mano tikslas. Kad aš esu, pavyzdžiui, pradedančioji dekoratorė, nebijoti šito žodžio, aš ieškau ryšių, aš ieškau būdų save paviešinti ir sukurti savo klientų ratą. Ir sukurti ne tik tai klientų ratą, bet ir šiaip draugų ratą, nes mūsų sferoje labai reikalingi ir draugai, ir šiaip ryšiai, su kuo galima pasikalbėti, pasidalinti savo patirtimi, rasti kažkokių bendrų susikirtimo taškų arba projektų. Galiu pasakyti, prieš 10 metų irgi turėjau, sakykim, vieną tokį atvejį, kur mes sėdėjom su žmogu, tai vienas šalia kito ir mes pradėjom bendravimą, mes kaip realiam gyvenime galėtume būti konkurentai, bet aš nusprendžiau pokalbį vesti, kad mes būsim partneriai ir mes išlaikom tą ryšį, jau 10 metų praėjo, mes dar išlaikom tą ryšį ir mes esam partneriai. Čia mano požiūris yra toks, ar tu pritartum jam, kad tu gali būti konkurentas, o gali būti ir partneris. Šiaip iš esmės konkurencijos nėra. Ir labai dažnai atsitinka taip gyvenime, kad ir tavo pažįstama dekoratorė gali tau pasiūlyti klientą. Palaikyti ryšius, reikia eiti į susitikimus, reikia bendrauti su savo tavo srities profesionalais. Tam, kad tu sužinotum kažkokių paslapčių, sužinotum kažkokių niuansų, sužinotum, kaip dirbti, kokių klaidų vengti. Visi ryšiai tai yra bendras mokymasis. Mes dalinamės patirtimi ir mes mokomės ir augam. Bus gera proga panetworkinti santokos renginyje. Tu matai, kokia yra programa? Ten yra 4 pranešimai. O iš tų 4 pranešimų, kai tu įsigyji bilietą, kas tau labiausiai patiko, kuris tau buvo aktualiausias, kuris, sakykim, taip užkabino, be networkingo, nes pas mus yra taip, ne vienas žmogus jau parašė, tie pranešimai kaip ir faina, gerai, kad turit, bet nori žmonės networkinti. O iš tų pranešimų, kas tau labiausiai buvo aktualu? Jeigu tiesą pasakęs, aš nelabai gilinuosi. Aš tiesiog, sakau, visų pirma, mane suviliojo kaina, nes 20 eurų, tu dabar 20 eurų, nelabai kažką nupirksi, o čia tokia kaip gaunasi investicija į save. O visų antra, aš žinau, kad bet koks pranešimas tau atidarys kažkokius naujus horizontus. Ir nemanau, kad bus taip, kad bus visiškai neįdomu. Ta prasme, šansų, kad bus visiškai neįdomu, yra praktiškai nulis. O ateiti ir išsinešti maksimumą, čia jau priklauso nuo tavęs, ką tu pasiimsi iš to renginio. Čia yra irgi mąstymo ir patirties klausimas, aš sakyčiau. Tai mes kviečiam visus intravertus, kurie galvoja, kad ką aš veiksiu vienas, prisijungti, nes šio renginio tikslas yra pakalbinti kiekvieną. Kas dalyvaus, mes turėsim networkingo dalį, mes pavadinam blind date, kur mes galėsim vienas su kitu komunikuoti, turėsim tam tikrą laiką, pristatyti save, pasakyti, ko ieškai ir kokių pažinčių tau reikia. Tai ką, tai ačiū tau už tai, kad prisijungiai šiandien į pokalbį, pasimatysime renginiai ir jeigu kam įdomu, Ana galės suteikti nuolaidos kodą. Aš manau, kad mes parašysim apačioje mano kontaktus. Bus Anamart projektai ir Facebook'e ir Instagram'e ir anamartprojektai.com yra mano web. Liuks, tai ką, ačiū tau ir susimatysim renginiai. Ačiū. Iki.